Lietuva gali ir privalo būti kitokia. Teisiškai ir demokratiškai valdoma valstybė, kurioje kiekvienas pilietis turėtų teisę į laimę ir saugų gyvenimą. Išgirsti atvirai išsakoma kitokį požiūrį į valstybės valdymą bei žmogaus ir valdžios santykius. Aktyviai dalyvauti tiesioginėse debatuose ir diskusijose. Kartu spręsti ir jau šiandien kurti mūsų visų kitokią ateitį. Kviečia radio stotis Pūkas laidose Kitokia Lietuva. Sveiki, mes ir kaip kiekvieną rytą susitinkame eteryje laidoje Kitokia Lietuva. Šiandieną mūsų šventinė laida, tai galbūt paskui Giedrė leisim pasakyti, o mūsų svečias tai yra Kitokios Lietuvos skyriaus signatarė, žurnalistė, vyriausia redaktorė Karšto komentaro Giedrė Gorienė. Sveiki. Tad kokia šiandiena laida? Šiandiena yra ypatinga laida. Tai yra 100-oji Kitokios Lietuvos laida ir aš tiesiog norėčiau tą progą visus pasveikinti, kad mes jau, aš tikiu, kad mes jau su ta Kitokios Lietuvos laida turime ir truputėlį jau pamažu einančią į kitokią Lietuvą ir norėčiau paprovokuoti šitos laidos iniciatorių, autorių ir vedėją Kęstutį Pūką, kad jis papasakotų vis tik tai, kaip ta idėja gimė. Idėja tai čia. Idėja tai negali pavadinti idėją. Čia tiesiog negalėjimas toliau šitaip gyventi. Ir tas jo negalėjimas pradėjo tiek strikti, kad nei ramiai gali žiūrėti eidamas gatve, nei liūdusius žmonės, nei mūsų valdžios išrinktųjų veidus, tuos tokius, sakyčiau, nuožmius veidus tautos atžvilgio. Nei veiksmus, nei Seimo, ką be paimsi, kurioje vietoje, žinot, labai mažai kuo gali džiaugtis. Džiaugtis tik tai gali, kad ateina pavasaris, džiaugtis gali atėjo ruduo, džiaugtis gali, kad atėjo rytas, kad paukščiukai dar čiulba, bet kai pasižiūri į mūsų gyvenimą per 20 metų, kas įvyko Lietuvoje, toj šalyje, kur mes šitaip laukėme tos laisvės, šitaip norėjom nepriklausomos Lietuvos ir ką mes šiandieną turim. Tai ta idėja tokia, jau žinot, man ir senai sovietų laikais tos idėjos, tik tai kažkaip tai net negalėjo mintim pralaužti to ledo storo, tokio kaip Arktikoje, kad galėtų kitaip būti. Ir kada atsirado ta galimybė, žinot, visa širdim norėjai kurti tą Lietuvą, dirbti, mokėti mokesčius, daryti ką gali, eiti, džiaugtis, širdis plasnoja kaip ant sparnų. Ir žinot, susidūrėm pirmiausia su mafija, su reketais, su verslo žlugdymais, su kolūkių draskymais, vadinkim, kokie ten bebūtų, bet tai buvo ūkis. Jį gali išmest kolūkis, išmesk ir palik ūkį. Bet nereikia išdraskyti, nes kiekvieną lizdelį, bet kokį paukščiuko išdraskykis, daugiau ten nesugrįž. Tai yra gamtos reiškiniai. Ir labai senai aš pradžioj, kada dirbau su muzika, kada Lietuvoje buvo kolaboravimas lietuviškos muzikos ir iš tikrųjų sukurtos buvo radio stotis komjaunimų sekretorių, nenoriu dabar minėti kokių, tai buvo pagrindinės 2 radio stotis, kurios pradėjo groti visiškai ignoruodamos lietuvišką muziką. Ir ten skirdavo 1 valandą į savaitę, kitą į savaitę 2 valandas. Ir tai buvo tik tai, promautina, kaip mes vadindavome, reklamuodėme tokios, visiškai menkavertis kasetės, kurios ėjo pardavimą. Ir žmonės buvo pradedami maitinti tais visokius ten, jau neprisimenu net pavadinimų, bet jau net iki dinamikos, kuri taip pat ten buvo popsas, jau buvo labai toli dar jiem iki dinamikos. Tai vat buvo tokia lietuviška muzika ir man labai viduje norėjusi kažką tai prisidėti, pats aš kadangi grojantis, dainuojantis, aš toks žmogus visą laiką aktyvus ir aš galvoju, bent reikia per muziką pabandyti tą Lietuvą kažkaip atskleisti. Ir žinot, 96 metais, kada mes jau paleidome radio stotį, tai jau 13 metų mūsų radio stočiai, žmonės skambindavo, nežinau, kiek mane paliesdavo jautriai, kad ašaros byrėdavo. Paskambino moteriškė, sako, atgimė Lietuva. Žinot, lietuviškai per radiją groja, ir čia ilgai gros, ir sako, ar jūs neuždarys. Dar ant kiek žmonės netikėjo, kad yra laisva Lietuva. Ir dabar dar netikė, kad yra laisva Lietuva. Žinokit, ir netikė, ir po kiekvieno karšto komentaro numerio, kuris išeina, lygiai taip pat skambina žmonės ir sako, viešpatė sako, kaip jūs dar gyviai, jūs dar einate, ar jums dar nieko neatsitiko, ar jūsų dar neuždarė.
Ir, reiškia, ta baimė tokia, kad reiškia, ta baimė iš to sovietmečio, jinai labai yra perėjusi dabar ir šitos laikus. Ir dabar dar net, sakoma, kad, dabar net yra dar baisiau, kai yra susidaręs visiškai užburtas ratas. Tai mes apie tą ratą dar panagrinėsime, bet kur esmė mūsų laidų ir, sako, ta idėja. Po to jau negalėjau tverti, kadangi dirbu jau kiek metų su tiriamąja žurnalistika, sakau, vis tik tai reikia išdrįsti ir pradėti kalbėti su žmonėmis. Kadangi mes rodydami žurnalistinius tyrimus, rodydami laidas, juos ne šou, o žmogui sunku labai atskirti, kur yra šou, o kur yra rimti dalykai. Tai aš visą laiką sakau, rodykime kuo daugiau dokumentus, apie ką mes kalbam. Ir iš jų reikia tik paskaityti. Ir ten, žinot, šou su ašarom. Taip. Šitokius išdrįsta daryti dalykus. Tai vis tik tai jau porą metų galbūt aš galvoju, kaip reikėtų vis tik pradėti tą judėjimą. Aš matau, kad jau jūsų laikraštis, kur dirbot anksčiau, Laisvas laikraštis, paskui perėjo į Karštą komentarą, ten vėlgi labai gerai, kad jau du yra jie, nesvarbu, kad jie šiek tiek skiriasi, bet vis tiek jie analizuoja. Ir vis tik tai kilo ta mintis, idėja, aišku, juokinga, kad tas Kitokia Lietuva pavadinimas man kilo vidury nakties, tai aš galvojau, kaip čia pavadinti tą laidą ir naktį pabudinu žmoną ir sakau, eik užrašyk, nes aš pamiršiu. Kažkaip nežinau, iš kur tas Kitokia Lietuva ir aš nežinau, ar jisai tiko tas pavadinimas, tai čia jau... Labai tiko ir jis tai atspindi visą esmę, viskas pasakyta. Čia, sako, nereikia nei dabar jokių programų, nei įstatų. Va, Kitokia Lietuva. Visi žinom, kokia jinai yra dabar ir kokios mes visi norim tos kitokios Lietuvos. Ir kokios norėjom, jinai ne tokia, kokią kūrėm. Kokią mes kūrėme. Ir dėl to tas pavadinimas Kitokia Lietuva viską to pasako. Absoliučiai viską. Tai va ta ir idėja tokia. Po to, kodėl aš atsisėdau pats į eterį. Aš tikrai ne eterinis žmogus ir labai atsiprašau, kad aš ir gal kartais, kaip sako, nusikalbu. Aš nesu pasiruošęs žurnalistas, nesu paruoštas tos visos išraiškos kalbos, neturiu galbūt. Bet, žinot, čia yra mano pozicija. Aš galėjau pasodinti bet kurį vedėją, vedantį ir padaryti tą laidą. Bet mano kaip savininko pozicijos nebus. Taip lygiai kaip jūs savo laikraščiu esate ir savininkė ir čia jūsų pozicija. Gali jums parašyti ant straipsnių daug ir į vieną laikraštį ir į kitą laikraštį, bet čia yra mano pozicija. Aš noriu kitokios Lietuvos. Ir aš padarysiu viską, nežiūrint į jokius ten grasinimus, nors iš tikrųjų man dabar niekas negrasina, nes manim kalba, dar parašo tokių pamokančių, koks aš esu kvailas, kad aš taip darau, kad aš nemoku gyventi, kad čia mane grasins, kad man čia sukurtas jau visas modulis, kaip mane apšmeižti, tai man tokių visokių prirašo, aš čia nenoriu garsinti. Žinot, ir man tą patį rašo. Rašo lygiai tą patį. Aš tai nekreipiu dėmesio, žinot, čia kiekvieno apsisprendimo reikalas. Jeigu kam skauda, tai tegul įsideda kompresą. Bet tegul jisai nevagia ir nekvailina žmonių. Tai čia mano yra principai, manęs nei papirks, manęs nei ten užkalbės, nei raganom užburs. Aš esu galbūt savotiškas žmogus, bet esu toks, kokį jūs matote, esu atviras. Taip kaip iš vidaus man eina, aš tą patį ir kalbu. Jeigu kam nepatinka, tegul nežiūri, tegul ieško ten kitų laidų, yra pakankamai daug. Bet šitas atvirumas, nuoširdumas, ėjimas į žmonės, mokėjimas juos išklausyti, skelbimas būtent žmogaus nuomonės, skelbimas tos tiesos, kadangi, sako, niekur viskas yra užblokuota. Žmogus kartais būna taip svarbu pasakyti vieną, antrą, trečią tiesos slypinti žodį savyje, kažkokią tai problemą, ar ne, išsakyti į eterį, išsakyti laikraštyje, nes jinai, sako, daugiau niekur neprasiveržia. Ir, sako, jūs sakote, kad sakot, jūs ne žurnalistas, ne paruoštas, ir tai yra labai gerai, nes jūs pasižiūrėkite į mūsų paruoštus žurnalistus, kokius aš matau, kokie pas mus ateina dirbti. Ateina dirbti, pas mus trūksta labai žurnalistų, ir jeigu iš mūsų klausytojų žiūrovų norėtumėte kas nors ateiti dirbti prie mūsų tyriamosios žurnalistikos, labai kviečiu, todėl, kad niekas nepadirba. Ateina vyrukai, ateina merginos, aš čia su aukštaisiais įsilavinimais, aš čia žurnalistė, sakau, va, imk bylą vieną, aš medžiagos turiu labai daug ir sakau, gilinkis į ją.
Ne, sako, aš čia noriu informacinės laidas daryti, apie ką? Va, čia, žinai, kas pakalbėjo, kur kokia dainininkė ten atėjus basom kojom išlipo iš lovos į balą, ar ten prisidarė kažką tai. Tai jų yra žurnalistų pažiūra, kad čia yra maitint žmonės tom nesąmonėm.